Vakar įvyko toks prikolas, kad mama pamatė mano storius, kad aš kėliau apie Honkongą ir jinai nusprendė, kad aš labai pasiilgau Honkongo ir jinai jau tiesiog pradėjo mane įkalbinėti, kad varom į Honkongą už 2 dienų. Tai labai faina, aš labai pasiilgau Honkongo. Bet yra toks vienas bet. Bilietų kaina 2 skrydžio bilietų tik tai 12 000 eurų. Ir aš sakau, mama, čia yra biški nelogiška kaina mokėti tokią sumą, kad nuskristi 4 dienoms į Honkongą, dėl to, kad aš kėliau storius ir tiesiog, aš tiesiai šviesiai atsisakiau šito pasiūlymo. Aš sakau, davai paplanuojam vėliau, kitiem metam, kažkada, kai bus pateisinama kaina, nes čia dabar yra absurdas, nes už 12 000 eurų tu gali, nežinau, visą Aziją 2 mėnesius išeksplorinti, tu gali žiauriai daug ką padaryti, patys suprantat, tai man tiesiog įdomu, ar aš padariau klaidą atsisakydama šito pasiūlymo, ar man reikėjo sutikti, ką jūs būtumėt darę?